2.14 principas. Išėjusieji nepertraukia savo vystymosi. Asmeninis dvasinis ugdymas vyksta visada ir bet kokiamis sąlygomis. Todėl prisikeliančiųjų dvasiniai lygmenys pripažįstami kaip visuotinas pasaulio harmonijos pasirodymas, o savo sielose visi žmonės žino apie visuotinę žmonijos prisikelimą. Kiekvienas realybės elementas visada turi informacijos apie rezervinę galimybę visiškai atkurti bet kurį kitą elementą pritaikant fiziniui kūnui. Tai reiškia, kad bet kurio organo rezervinės galimybės yra bet kuriame kitame organe. Tai yra kiekvienos ląstelės struktūra yra tokia, kad ji turi galingą rezervą kiekvienam kito organo atstatymui atkurti. Kitaip tariant, beveik visi kūno elementai yra susijęti ląstelėmis, todėl visus kūnus galima atkurti tik vienu pasiųstu impulsu vienai ląsteliai atkurti. Visą tai galim pritaikyti bet kokiam įvykiui atstatyti. Pagal visuotiną sąsajų principą, kiekviename įvykio elemente yra visi reikalingi atspindintys elementai, todėl bet kurį įvykį galite atkurti arba valdyti bet kurioje vietoje panaudojus bet kokį žmogaus kūno elementą. 3.1 principas. Pirmas principas. Žmogaus troškimas susivienyti su Dievu atkuria ir priveda prie prisikėlimo materializacijos atstatymo. Taip pat galima kalbėti apie Dievo troškimą ir apskritai apie bet kurį informacijos elementą įasmenintą kūrėjo idėją per kūrybingą atspindį. Principo formuluotė teigia, kad žmogaus troškimas vienybė su Dievu, atkūrimas ir sujungimas veda į prisikėlimo materializaciją. Čia turime omeny ne tik objekto, bet ir įvykių materializavimą. Remdamiesi šiuo principu galite valdyti bet kokį įvykį, įskaitant ateitį, kuri šią akimirką dar nepasireiškė fizinėje realybėje. 3.2 principas. Žmogus su savo sąmonės koncentracija gali privesti prie radikalių pasaulio struktūros pakitimų. Šis sveikatos gerinimo principas apima tokį valdymą, kai savo sąmonę laikote pasaulio elementu. Įdėkite reikalingą įvykį arba bet kurį iš vidaus organo į pasaulio sritį, pavyzdžiui, ir tokiu būdu šis vidinis organas pasikeis pagal tai, kokią minties formą įdėjote į savo sąmonę. Įdėkite visišką sveikatos į savo sąmonę atstatymą ir galėsite visiškai atkurti tiek savo sveikatą, tiek bet kurio kito asmens sveikatą. 3.3 principas. Fizinis kūnas visada pasireiškia sielos dalimi. Norėdami atkurti sveikatą, remiantis šiuo principu, jūs fizinį kūną visada turite laikyti sielos dalimi. Sielos apraiška. Taikydami šį metodą galite labai lengvai atkurti savo ir kito žmogaus fizinį kūną. Labai svarbu suprasti, kad kūnas yra tik sielos dalis. Per mąstymo organus, apie vidaus organus, apie bet kurią savo kūno dalį galite išgauti informacijos įgūdžių iš savo sielos arba tiesiai iš kūrėjo. Nes žmogaus sielą sukūrė kūrėjas. Žmogaus siela yra jo paties kūrinys. Žmogaus siela yra kūrėjo šviesa. Kai išmoksi išgauti žinias tiesiai iš savo sielas, tai reiškia, kad esi arti Dievo. Bet tu gali išgauti žinių tiesiai iš paties viešpaties. Šiuo atveju jūs turite tiesioginių žinių apie vienybę su kūrėju, kuris pasirodo fizinio kūno lygmenyje. Ir kadangi siela yra tiesioginis žinojimas, todėl viskas kyla tiesiogiai iš viešpaties. O tai parodo, kad turite sielos statusą, kai vienybė su kūrėju vyksta fizinio kūno lygmenyje.
Tai ir reiškia, kad fizinis kūnas yra sielos dalis. Ir iš čia savo ruožtu seka, kad kiekvienas fizinio kūno organas yra struktūrizuotas pagal tą patį daugialypio veikimo principą. Taigi jūs visada galite atkurti bet kurį savo ar kito žmogaus organą. Tai galima padaryti sutelkiant dėmesį į savo organus arba tiesiog į nepažįstamus žmones. Galite šias žinias mintimis perduoti kitam žmogui, o tada jis pats galės padaryti viską, kas reikalinga jo sveikatai atstatyti. 3.4 principas. Teoriškai ir praktiškai žmogų visada galima laikyti kaip sąmonės struktūrą turinti kūno apvalkalą. Pažiūrėkime, kaip naudoti šį principą įvykiams valdyti. Kiekvienas realybės elementas gali būti laikoma struktūra, kuri gali paskatinti veiksmus fizinėje arba kai kuriuose kitos realybės vietose. Kai mes svarstome apie kokį nors objekto atitinkantį žmogaus sąmonės atžvilgį, atsakymas yra toks. Žmogaus sąmonės sritis susijusi su objektu yra šio objekto reakcijų sritis arba jo susikūrimo sritis. Kreipdamiesi tiesiai į kūrėją, galite pamatyti, kaip kuriamas įvykis. Bet kurį įvykį galite laikyti kūrėjų valios pasireiškimu. Suprasdami pasaulio vystymosi dėsnius, suprasite, kaip pasaulį valdo pats Dievas ir kaip leidžia valdyti bet kokius įvykius. 3.5 principas. Kuriant informacinių lygmenų santykius, nė vienas objektas nieko neišsiskiria nuo išorinių objektų, o taip pat ir savęs. Žmogaus prisikėlimo principas arba bet kokių objektų atkūrimo principas išvysto pradinę informaciją susijusi sričių sąsajose, o tada iškyla informacija ir apie patį objektą. Visų pirma, šis principas leidžia suprasti, ką sudaro kiekvieno savarankiškumas, tai yra pasaulio nepriklausomybės elementas. Kai sukuriamas koks nors pasaulio elementas, tada jo kūrimo kiekviename proceso veiksme yra autonomija, o nepriklausomybė, savarankiškumas kiekviename veiksme iš esmės yra informacijos objekto laisva valia. Vertinant bet kurį įvykį šiuo požiūriu, tai yra remiantis laisvos valios principu, situacija jums atrodo visiškai skaidri. Sužinosite visas šio įvykio sąsajos, kurios bus matomos jums ir toli į priekį. Tai aiškiai matote visus ryšius ir ne tik tuos, kurie egzistuoja dabartiniu momentu, bet ir tuos, kurie buvo praeityje ir tuos, kurie iškils ateityje. Tai tada galite matyti būsimas sąsajas, kuriuose apibrėžia konkrečią įvykių valdymų teoriją. Būtent aptariamas principas leidžia valdyti įvykius, remiantis jo tolesnio vystymosi supratimu. Taigi, taikant šį principą sveikatai ir norint turėti visavertę sveikatą, tarp kūno ir visų išorės realybės elementų turi išlikti harmoningas ryšys. Suprasdami šių elementų vaidmenį ir įvertinę jų buvimą jūsų įvykiuose, galite pasiekti puikios sveikatos. 3.6 principas. Visuomenės organizavimo principas sekančių etapų išvystyme susilieja su dvasinės sistemos požiūriu ir su tais, kas užsiima prisikėlimo išvystymu. Kai visuomenė laikote sukurtą savęs atkūrimo principų ir egzistuojančią visiškos saviorganizacijos pagrindu, tai yra, kai sutinkate
su paties kūrėjo nueitų vystymosi keliu, tuomet priimate kitą kūrėjo principą. Tai yra universalaus ir amžino savęs kūrimo visose pasaulio elementuose ir visuose vystymosi etapuose principas. Ir tada kiekviena kūrybos ir poilsio akimirka duoda kaip tik šią vystymosi esmę. Todėl, kai tu tobulėji taip, kad tavo tobulėjimas būtų įgyvendintas šiuo Dievo panašumu, tu ateini į ramybę, kuri egzistuoja harmonijoje su jumis ir kurioje kiekvienas elementas turi universalų rezervinį pajėgumą. Šis universalus rezervinis gebėjimas yra tas, kad bet kuris objektas gali atkurti bet kurį kitą objektą. Tai žinodami galite suprasti daugelį vystymosi mechanizmų, įvykių. Pavyzdžiui, kad kartais įvykiai vystosi tokiu būdu, kai koks nors mažas daiktas gali sulaikyti didelių arba kai kurių įvykių pradžią. Maža problema ilgą laiką gali turėti lemiamos įtakos visiems įvykiams. Ir kodėl dažnai pakanka tik šios problemos žinių, tik žinojimo, kad būtų visiškai išspręstas klausimas. Pavyzdžiui, dėl savęs ir kitų žmonių atkūrimo. Norėdami atkurti sveikatą, pirmiausia turite nustatyti šios pablogėjimo priežasties pirminę priežastį. Pašalinus šią priežastį ir atkūrus normalią būseną, galima visiškai atstatyti visą organizmą. Taigi vienas iš būdų, bet galimas ir kitas jau aptartas. Dabartinis įvykių organizavimui taikomas principas sako, kad bet kurio pasaulio elemento pagalba galima atkurti bet kokį kitą jo elementą. Ir jei žmogus turi aukštą dvasinį lygį, tai jis gali tiesiog pakeisti viską iš karto, kad kūnas visiškai atsistatytų. Tekstas paimtas iš Grigorijaus Grabovojaus knygos Žmonių prisikėlimas ir amžinas gyvenimas nuo šiol taps realybė. Norintys mokytis gyvenimo stebuklų, kurie sudėti jūsų viduje, kviečiu mokytis. Rašykite telegramą Kūrybingos sąmonės išvystymas, YouTube, @sigutė888 ir Facebookas. Ačiū Grigorijui Gravovojui už žinias ir amžiną gyvenimą atneštą į žemę.